Labas. Sveikinu įsijungus pamoką iš ciklo atgal į mokyklą. Jis skirtas vyresniųjų klasių mokiniams ir visiems suaugusiesiems, kurie net ir baigę mokyklą nenustojo mokytis. Jei norite apie literatūrą sužinoti dar daugiau, griebkite vieną populiariausių 2023 metų knygų mokytojas, o ankstesnės vaizdo pamokas žiūrėkite apsilankę puslapyje www.lietuviųkalbosmokytojas.lt. Šįkart pakalbėsime apie Mickevičiaus, Baranausko ir Maironio trijų romantikų kūrybą. Bet kas yra romantikas? Ar tai žmogus, kuris išlieja jausmus plunksnai ir ašalų rašytame laiške? Pakviečia pasivaikščioti mėnesienoje susikabinus už rankų? Ilgesingai dūsauja dėl savo mylimosios ar mylimojo? Tai žinoma banalūs pavyzdžiai, tačiau mūsų visuomenėje, popkultūroje, daugelis juos sieja su romantiškumu. Visgi romantikas ne tik romantiško būdo žmogus, svajotojas, bet ir romantizmo XIX amžiaus epochos atstovas. Būtent iš šio laikotarpio ir perėmėme kai kuriems vis dar aktualų požiūrį į meilę, meną, gamtą, gyvenimą. Tad kokiais būdo bruožais, kokia pasaulėžiūra XIX amžiuje pasižymėjo romantikai?